Ir kas turi šventą raštą, atsiversti 1 Samuelio knygą 9 skyrių. Viešpats labai ypatingai prisilietė. Atrodo, nieko neypatinga tiesa. Galbūt nieko neypatingų tekstų. Pakartokit. 1 Samuelio knyga, 9 skyrius. Ir pradžioje aš paskaitysiu 3 eilutes. Aleliuja. Paskaitysiu nuo 5. Kai atėjo Cufo šalis, Saulius tarė savo tarnui: grįžkime, kad mano tėvas, užuot rūpinęsis asilėmis, nepradėtų rūpintis dėl mūsų. Tarnas jam atsakė: šitame mieste gyvena Dievo vyras, kurį visi gerbė. Visa, ką jis pasako, įvyksta. Užeikime pas jį, gal jis pasakys, kuriuo keliu mums eiti. Aleliuja. Ir 20 eilutė. Dėl asilių, kurios dingo prieš 3 dienas, nesirūpink, jos jau atsirado. O kam priklausys visa, kas geriausia Izraelyje? Argi ne tau ir tavo tėvo namams? Aleliuja. Tėve, dėkoju tau už žodį, kurį atsiuntė į mūsų širdis. Ačiū tau už žodį, Viešpatie, kuris pakreipė mūsų kelius, kuris sustabdė mus nuo klystkelių, Viešpatie, kuris apsaugojo mus nuo pražūties ir neleido mums pakliūti į mirties gniaužtus. Ačiū tau, Tėve, kad tu atėjai pačiu laiku, kai mes vaikščiojom skustuvo ašmenimis, sviravom ant bedugnės krašto. Tu prabilai mūsų širdis ir sustabdėjai mūsų beprotybę. Ačiū tau, Dieve. Dėkoju tau. Dėkoju tau, kad ištiesei mums savo ranką ir pasakei: sūnau, aš myliu tave. Dukra, aš myliu tave. Ir nebegaliu daugiau žiūrėti, kaip tu griauni savo gyvenimą. Nebegaliu daugiau žiūrėti, kaip tu eini pražūtį. Užtenka iš tų pamokų gana. Grįžk namo. Sako, Dievas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų. Nepražūtų. Dievas neatsiuntė sūnaus su bizūnų rankoje, su baudžiamu kodeksu. Sako, jis nesiuntė savo sūnaus, kad jis pasaulį pasmerktų, bet siuntė tam, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Jėzus tapo durimis, tapo keliu pas tėvą namo, į dangaus karalystę. Jis atvėrė mums kelią ir jis yra atviras šiandien. Ir tai truks kažkiek laiko. Tai netruks amžinai. Kol surinks savosius. Kol surinks savosius. Kol surinks savosius. Taigi, ką padarė Dievas? Kada jisai primena mums, kame mes buvom, kame mes gyvenome, arba leidžia mums prisiminti, arba neleidžia mums pamiršti. Kaip pasakysi, taip nepagadinsi. Bet kaip ir apaštalas Paulius, jisai laiške Efeziečiams, žinot, antram skyriui galit neversti, kas nebent pirmą kartą laikot rankoje Bibliją, tai galit pasižiūrėti, bet iš tiesų tai yra, mūsų praeitis.
Ir parašyta tai, kad Dievas padarė dėl mūsų. Laiškas Efeziečiam 2 skyrius nuo 1 eilutės sako taip: ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenate pagal šio pasaulio būdą, paklūsdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Iš tikrųjų, mes vaikščiom tamsoje ir galvom, kad tai yra šviesa. Mes vaikščiom mele ir galvom, kad tai yra tiesa. Mes griovėm savo gyvenimus, o galvojom, kad juos statom. Mes buvom vergai, o galvojom, kad esam karaliai. Amen. 4 eilutė, dar skaitau 3. Tarp jų, tarp neklusnumo vaikų mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. Bet Dievas apstus gailestingumo, iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi. Malonę jūs esate išgelbėti. Kartu prikėlė ir pasodino danguje, Kristuje Jėzuje. Jėzus Kristus kur yra? Danguje. Dievo dešinėje. Sostą. Sako, jis pasodino mus danguje, Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus. Kristuje Jėzuje. Štai koks Dievo tikslas. Tai yra Dievo tikslas. Jis netėjo pasmerkti, jis atėjo dovanoti tau karalystę. Haleliuja. Ir labai populiarus yra žodis malonė. Ne? Ir jis yra šiandien gavęs tiek įvairių spalvų ir apie pavidalinimų, kad mes nebesuvokiam, kas tai yra. Gal tai yra nuolatinis palaiminimų lietus, gal tai yra nuolatinė gera nuotaika. Kas yra malonė? Gera tavo savijauta? Visada būti sveikam? Yra vienas dalykas, kurią mums labai svarbu nepamiršti. Kad mes buvom rūstybės vaikai ir neturėjom jokių šansų, ne tai, kad pakliūti dangų, aplamai sakyti Dievui, kad jis yra mūsų tėvas. Jis visada buvo, jis visada mylėjo, jis visada kūrė. Bet buvo Izraelio tauta, išrinktoji giminė. Ne? Ir jinai yra po šiai dienai. Tai buvo tauta, išrinktoji tauta, kuriai Dievas davė savo žodį. Paulius sako, kokia privilegija būti žydų. Kaip kokia, sako? Visokeriopą. Pirmiausia tai, kad jiems buvo patikėtas Dievo žodis. Nes Dievo žodis, kuris buvo patikėtas, jau pakeitė juos, padarė juos galingą tautą. Iškėlė juos iš tos purvo, iškėlė iš tos bedevystės, išaukštino juos ir padarė šviesą visam pasauliu. Visas pasaulis važiuoja į Jeruzalę. Aliuja. Niekada nesiliauja. Ir kiekvienas, kuris ten nuvykęs, grįžta, sako, aš sutikau Jėzų. Gal aš nemačiau jo taip vedęs į veidą, bet ten pilna jo meilės. Kodėl? Todėl, kad yra dangiška Jeruzalė, pažado žemė, tai tikroji karalystė, tikrieji namai, į kuriuos mes visi vieną kartą, vieną dieną nueisime. Taigi, kame yra malonė? Visa tai buvo sutvarkyta, visa tai buvo paruošta, bet galimybės į tai pakliūti nei tau, nei man nebuvo. Mes gyvenom tamsoj, mes gyvenom mele, mes gyvenom nuodėmėse. Ir buvo Dievas, ir buvo dangus, ir buvo amžinoji Jeruzalė, ir buvo palaimos šalis. Bet Dievas
apstus gailestingumo iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo. Sako, vieną dieną paėmė ir sumastė. Sako, žinot ką, aš atversiu tau duris. Pavadinsiu tave savo sūnum. Pavadinsiu tave savo dukra. Ir tu turėsi namus. Ar tu norėsi juos eiti, ar ne? Kitas klausimas. Bet aš atidarysiu tau duris. Ir tai yra malonė. Durys tau yra atidarytos. Durys išlipti, išsilaisvinti, palikti seną gyvenimą, palikti tamsą, palikti nuodėmę, palikti mirtį, pabėgti nuo mirties. Durys yra atviros. Aleliuja. Ir tai yra malonė. Sako, nes jūs išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Aleliuja. Dievas taip sugalvojo. Ir taškas. Jis pamilo mus, kai dar buvom nusidėjėliai. Ir nusprendė, kad reikia parsivest namo. Apvalyti, nuplauti, atnaujinti protą, parodyti tiesą, atvert akis. Ir leisti pasirinkti. Ir leisti pasirinkti. Ir leisti pasirinkti. Nes aš kiekvieną sukūriau laisvą. Laisvą. Mano kūriniai buvo sukurti gyventi laisvėje. Gali sakyti, aš laisvas. Einu, kur noriu, dirbu, noriu ne. Einu prie konteinerio, einu į darbą. Pats savo gyvenimo šeimininkas ir viešpats. Nežinom, kad taip nėra. Kad tai nėra laisvė. Tai yra vergystė tam pačiam melui, tai pačiai tamsai. Ir tam pačiam kunigaikščiui, kuris viešpatauja ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose, šėtonu mes jį vadinam. Velniu mes jį vadinam. Taigi, gyvena vienas žmogus, jo vardas buvo Kišas. Jis turėjo sūnų Saulį. Ir jam dingo asilės. Ir Kišas pasiunčia savo sūnų asilį ieškoti. Ir jis eina, tėvo klauso. Tėvas nepasakė konkrečiai, nueik į Balbieriškį ar į Prienus, ten rasi ir parsivesi. Ne, jos dingo, eik surasti. Taigi Saulius eina, ieško ir parašyta, kad jisai apkeliavo keletą kraštų. Sako, jie išvaikščiojo Efraimo aukštumas ir Šališos kraštą, bet jų nerado. Paskui jie apėjo Šalimo kraštą, bet ir ten jų nebuvo. Jie išvaikščiojo ir Benjamino žemės, bet jų nerado. Kai atėjo Cufo šalį, Saulius tarė savo tarnui, grįžkime, kad mano tėvas, užuot rūpinęsis asilėmis, nepradėtų rūpintis dėl mūsų. Ir aš galvoju, kas pakišo tarnui tokią mintį? Sako, šitame mieste gyvena Dievo vyras, kurį visi gerbė. Visa, ką jis pasako, įvyksta. Užeikime pas jį. Gal jis pasakys, kur mums eiti. Kur mums eiti? Taigi, kokios kelio krypties jie tikėjosi? Saulius sako, grįžkim namo pas tėvą. Gal Saulius jautėsi paklydęs? Tarnas sako, tai yra asilių jie nerado, tai galbūt pranašas parodys,
kuriam gale tos asilės dabar pasidėjo. Ir kada skaitydavau šitą vietą, man taip ir susirodydavo, nugalvoju, vau, kaip gerai. Nerandu savo asilio, ką mes dar mėgstam pamesti dažnai. Gerą nuotaiką, ramybę, džiaugsmą, susivaldymą, kantrybę, romumą, gerumą, ištikimybę. Ane? Mes pametam kartais tos dalykus. Tai kažkaip atsitinka su mums. Mes pametam. Ne? Ir gerai, kai mes einam jų ieškoti. Ir gerai, kai mes einam pas Dievą klausti, kur pasidėjo, kur tai nusidėjo. Ne? Arba kur aš nusidėjau galbūt, ne? Kad neberandu. Kad ramybė pasitraukė nuo manęs. Saulius vėliau tapo karaliumi, ne? Prisimenat? Ir jis padarė, nepakluso Dievui. Dievas paprašė paprasto dalyko. Jis nepadarė. Ir sako, pikta dvasia nuo Dievo. Užspaudė jį. Ir pasikvietė Dovydą, jis jam grojo arfą. Ir kai Dovydas grodavo, piktoji dvasia nuo Sauliaus pasitraukdavo ir jisai atsigaudavo. Čia taip, interpretacija. Bet iš tikrųjų, Saulius, išgirdęs tarno žodžius, sako, užeikime pas jį, gal jis pasakys, kuriuo keliu mums eiti. Aš galvoju, būtent tai ir turėjau omeny, kad parodys, kur tos asilės, kad surasti tas asilės. Ir jie jau aptarinėja, kaip jie čia dabar elgsis. Reiškia, Saulius sako, ką mes nunešim tam Dievo vyrui. Duona pasibaigė mūsų maišuose ir mes neturim jokios dovanos, kurią galėtume nunešti Dievo vyrui. Tarnas sako, aš turiu 4 šekelio sidabro ir jį atiduosiu Dievo vyrui, kad jis parodytų mums kelią. Dar kartą sako, kad jis parodytų mums kelią. Aš nunešiu dovaną, kad jis parodytų mums kelią. Ir šiaip Izraelyje buvo įprasta. Buvo regėtojai, buvo pranašai, buvo žmonės, kuriuos žmonės pažinojo, kad jie turi ryšį su Dievu ir kad per jį, per tą žmogų, galima pasiklausti Dievo. Pačių įvairiausių dalykų. Taigi jie su savo asilių poreikiu, su poreikiu asilės, jie eina pas Dievo vyrą. Kodėl man svarbu tai pabrėžti, nes tai yra esmė viso to, ką noriu pasakyti. Ir jie eina pas pranašą ir susitinka su juo. Ir 20 eilutėje, kaip ir sakiau, pranašas sako, dėl asilių, kurios dingo prieš 3 dienas, nesirūpink, jos jau atsirado. O kam priklausys visa, kas geriausia Izraelyje? Argi ne tau ir tavo tėvo namams? Iki šitų žodžių nei Saulius, nei jo tarnas neturėjo nei menkiausio supratimo, ką Dievo vyras turi omeny, sakydamas, o kas priklausys, kas geriausia Izraelyje. Argi ne tau ir tavo tėvo namams? Penkioliktoje šito skyriaus eilutėje yra parašyta, sako, kad viešpats buvo pasakęs Samueliui. Samuelis toks buvo to pranašo vardas. Dar prieš 3 dienas iki Sauliaus atėjimo. Rytoj apie tą laiką atsiųsiu pas tave vyrą iš Benjamino žemės, kad jį pateptum mano tautos Izraelio vadovu. Žiūrėkit, kokia įdomi situacija. Saulius eina ir jo motyvas vienas – surasti savo tėvo asilės. Jis nieko neįtarė apie tai, kad Dievas yra sumąstęs. Apie tai, kad Dievas jam yra numatęs. Apie tai, kad Dievas jam yra paruošęs. Jis eina ieškoti savo asilio.
Ir štai tarnas vienu metu sako, užeikime pas Dievo vyrą, kad jis parodys mums kelią. Ir kada taip skaitai, bet viską iš eilės, nematai tame nieko nuostabaus. Atrodytų, čia visai normalus dalykas, kad Saulius iš karto turėjo apsidžiaugti, reiškia, o gerai, einam pas Dievo vyrą. Kiek iš jūsų apsidžiaugia, kai jūs pirmą kartą pakvietė į bažnyčią? Ar galit kas pakelt rankas? Taip iš karto ir apsidžiaugėt. Taip pakvietė, sako, einam į bažnyčią, tu sakai, wow, visą gyvenimą to laukiu, niekas niekaip nepakviečia, pagaliau pakvietė. Aišku, kad ne. Aišku, kad ne. Ten sektadienį kokie renkasi ir ten iš viso ten, žodžiu, kai vienas brolis liudija, reikės rožančių visą dieną nuo ryto ligi vakaro kalbėti. Kokia bažnyčia? Halleluja. Tačiau, kai tarnas užkalbėjo, sako, užeikime pas jį, gal jis parodys, kuriuo keliu mums eiti. Tada Saulius sako, ką mes jam duosime. Jau vis pradėjom mąstyti tą linkmę, kažkaip jį taip pakabino, nes, grįžti namo tuščiom, viską praradus, praganius, pralaimėjus, jeigu taip nori. Daug čia galima tokių iliustracijų pridėti. Tokia situacija. Ir štai tarno lūpomis viešpats atneša gerą žinią Sauliui. Tik jis jos dar nesupranta. Jis galvoja, kad Dievas padės jam surasti asilės. Ir jisai taps laimingas. Ir ką noriu pasakyti, kad dažną kartą mes taip pat turim tam tikrą scenarijų. Turim tą žemišką tėvą, Kifas. Nepasižiūrėjau, ką reiškia jo vardas. Kišas. Man tik vieną raidę ten dadėti ir gaunasi labai fainai. Aš tai galvoju iš tos serijos, žodžiu. Supratote, ne? Jo. Bet tai yra mūsų senoji prigimtis, ta žemiška, kuri viską čiupinėja tik tie, kas yra žemėje. Ir mato tik tai, kas yra ant žemės. Ir vertina tik tai, ką galim pačiupinėti, ką galima paragauti, ką galima užuosti, ką galima pamatyti, ką galima išgirsti, prie ko galima prisiliesti. Iš ko galima naudos užturėti. Tai mus žavi. Tai mus žavi, ir kai mes kažko negaunam, kai mums kažko pritrūksta, kai tai, ko mes ieškojom, paima ir pabėga, ką mes tada darom? Einam pas Dievą ir sakom, Tėve, duok man, taip, duok man, prisimena sūnų palaidūną. Sako, vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Kartą jaunesnysis atėjo pas jį ir tarė, Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Jis net nesupranta, kad sakydamas taip, jisai sako, Tėve, tu man miręs. Nes palikimas duodamas tik tai tėvams išėjus. Jis ateina ir sako, Tėve, tu man miręs. Man tavęs nereikia. Aš gyvensiu be tavęs, gyvensiu gyvenimą, kurį aš pats pasistatysiu ir kuriame būsiu laimingas. Duok man. Duok man. Ir parašyti, tėvas padalino su man to. Kartais įlenda tokia įlenda. Tai neįlenda, tai mumise yra. Mumise yra tokia, būtent mumise, mūsų senoji prigimti, mūsų kraujyje yra tai, kad mums atrodo, jog tai, ką Dievas mums duos, padarys mus laimingus. Ir Saulius taip galvoja. Galvoja, nueisim pas Dievo vyrą. Jis sakys,
ten, ta kryptim, eik, rasi savo asilės ir būsi laimingas, pareisi namo, halleluja, viskas gerai, viskas tvarkoja. Tačiau, kai susitinka su juo, jis išgirsta klausimą, o kam priklausys visa, kas geriausia Izraelyje? Argi ne tau ir tavo tėvo namams? Visa, kas geriausia Izraelyje. Kas tai bebūtų, jis nežino, kas tai. Pranašas jam nesako. Bet jis iš karto tada pamato, kas jis yra. Ir sako, aš esu Benjaminas, iš mažiausios Izraelio giminės ir mano šeima yra menkiausia. Iš visų Benjamino šeimų. Kaip aš galiu būti vertas geriausio? Šitiek yra giminių, 100 000 žmonių, šeimų. Kodėl? Kuo aš ypatingas? Kuo aš kitoks? Arba kitaip tariant, galima sakyti, čia nuo žmogaus požiūrį į save priklauso. Vienas sakys, kuo aš ypatingas, o kitas sakys, aš nieko vertas. Aš niekas. O kitas sakys, man per mažai. Kas čia gali būti gero tame Izraelyje? Bet kadangi Saulius gyveno Izraelyje, matė, kaip žmonės gyveno, taigi geriausia Izraelyje, jam atrodė, yra skirta kažkam kitam. Yra kažkas vertesnis, kažkas nusipelnęs, kažkas geriau gyvenantis, kažkoks stipresnis, gražesnis, laimingas, nežinau, tiesiog kažkoks esnis už jį daug kartų. Aš tai va prasiniukinės narkomanas, žodžiu, kas man ką žinai. Bet vat Grybauskaitei, arba mūsų merui Grigaravičiui, jo, vat gali. Arba dekanui miesto. Bet man. Samuelis atsako. Jis įsiveda jį į kambarį, pasodino jos garbingiausioje vietoje, tarp pakviestųjų, kurių buvo apie 30 vyrų. Aš galvoju, kaip jis ten jautėsi. Saulis. Kaip ne savo lėkštėj. Kaip ne savo vietą. Ir Samuelis tarė virėjui, duok tą dalį, kurią tau liepiau atidėti. Čiagi viskas paruošta. Viskas suplanuota. Dievo žodis, arba Samuelis yra pranašas, arba tai yra Dievo žodžio įvaizdis. Jis pakviečia tave, pamiršk savo visus mažus reikaliukus, visus savo scenarius apie laimingą gyvenimą, palik visus savo tos poreikius. Tai gerai. Jau ten atsirado viskas padaryti, nepergyvenk. Dabar klausyk čia. Ir štai ką palikau tau, valgyk su pakviestaisiais. Virėjas atnešė gyvulio petį ir padėjo prieš Saulį. Ką jums reiškia petys? Bet žmonai reikia vyriško peties, ne? Vaikam reikia. Mums reikia broliško, seseriško peties. Reikia peties, į kurį gali atsiremti. Ant kurio gali išsiverkti. Ne? Reikia peties, kuris tave pastiprina, kai tu klumpi, sako, nešiokite vieni kitų naštas, ne? Reikia peties, kuris pakeltų tave. Ne? Kuris tave pastiprintų. Kuris padėtų tau susitvarkyti su tavo iššūkiais, su tavo kasdieniniam kovom. Kuris tiesiog tave paremtų, palaikytų ir pats nenukristų. Reikia kažko stipraus, kažkokios atramos. Ir šitas gyvulio petys, jis buvo tarsi simbolis. Prisimenat laiške Žydams yra parašyta, sako, gyvenkite be godumo pinigams, nes aš
jis yra pažadėjęs, aš niekuomet jūsų nepaliksiu ir nepleisiu. Niekuomet. Tai yra petys. Petys, kurį Dievas mums paruošė. Jo petys. Ir tai yra malonė mums. Tai yra malonė mums. Punktas numeris 2. Dievo petys. Punktas numeris 1 buvo koks? Atidarytos durys. Galimybė mums įeiti. Punktas numeris 2. Jo petys. Ir dar Saulius iki galo nesupranta. Žinot, kada aš, dabar net galvoju, tiesiog buvo toks momentas, kada šalia manęs atsirado žmogus, kuris pradėjo kalbėti apie Dievą, pradėjo kalbėti apie Jėzų. Buvo laikas, kai nieko ten nesupranti. Tiesiog sekioju iš paskos, tau čirena tavo galvoj, kažkaip gera viduj, ir vaikštai. Praliotkę mušit. Ir nesupranti, apie ką čia reikalai viso vyksta. Ir Samuelis taip pat suprato, kad, Sauliui, neišeina taip iš karto paimti ir pasakyti, taip kaip viešpats jam buvo sakęs, aš patepu tave visos Izraelio karalystės valdovu. Jis būtų nuolintęs turbūt. Galbūt nepatikėjęs. Būtų, nežinau. Šokas jam būtų buvęs. Bet štai Saulius su Samueliu pavalgo. Sako, jiems sugrįžus nuo aukštumos į miestą Samuelis kalbėjosi su Sauliumi ant stogo. Aušrai brėkštant, Samuelis pašaukė ant stogo Saulių ir tarė, kelkis, kad galėčiau tave išleisti. Saulius atsikėlė ir juodu išėjo į gatvę. Kai jie ėjo į miesto pakraštį, Samuelis tarė Sauliui, liep tarnui eiti pirma mūsų, o tu sustok, paskelbsiu tau viešpaties žodį. Ir tada Samuelis išliejo indą, aliejaus Sauliui ant galvos, pabučiavo ir tarė, viešpats patepė tave savo paveldėjimo vadu. Prisimenant pradžią sakiau, nebijok mažoji kaimenė, nes Dievas panorėjo dovanoti tau karalystę. Jis panorėjo, ką tai turėtų reikšti mums? Pirmiausia, tai turi mums suteikti drąsos. Sako, nesirūpinkite, ką valgysite, ko vilkėsite, ne? Ko ten dar sako, nesirūpinkite? Taip, ko apsiausite ir panašiai. Jis sako, visų šitų dalykų ieško pagonis. Kas yra pagonis? Jie neturi malonės. Jie neturėjo malonės, jie garbino tai, kas stovėjo ant žemės, nepažinodami Dievo. Pagonis tai yra, kuris garbina tai, kas yra regima, tai, kas yra šiame pasaulyje ir atmeta tai, kas yra danguj, tai, kas yra pas Dievą. Bet Jėzus sako, nesirūpinkite, ko valgysite, ko vilkėsite, nesirūpinkite, nes Tėvas lauko leliją aprengia, paukščiais pasirūpina. Sako, netgi Saliamonas visoj savo šloviai nebuvo gražiau už leliją, už lauko leliją. Sako, kas iš jūsų gali rūpesčių bent per sprindį pridėti savo ūgio? Ir kamgi rūpinatės drabužiu, žiūrėkite, kaip auga lauko lelijos, jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums, nei Saliamonas visoje savo šlovėjai nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų žolę, kuri šiandien žaliuoja, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai. Todėl nesirūpinkite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba ko vilkėsime. Visų tų dalykų ieško pagonis. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Ir va čia yra ta auksinė eilutė. Sako, pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita
jums bus pridėta. Taigi, Dievas pamilo, atsiuntė savo sūnų, kad atvert duris, padaryti tau galimybę ateiti pas tėvą namo. Ir Dievo žodis drąsina tave, nebijok. Nebijok palikti savo visų šitų reikaliukų, reikalų ir planų, visų šitų savo bėdų. Jų niekada nesutvarkysi. Ir netgi jeigu sutvarkysi, vis tiek neturėsi amžino gyvenimo. Kam? Tėvas sako, ateik pas mane. Ateik pas mane. Sugrįžk. Ir aš tau atiduosiu karalystę, kurioje bus visi atsakymai. Pradedant maistu, drabužiu ir baigiant visais kitais reikalais. Bet Dieve, man pirmiausia reikia šitų reikalų. Man reikia kur valgyti, man reikia kur miegoti. Ir sako, gerai, žinau, kad reikia. Viską turiu. Ateik ir būk mano namuose. Ateik ir pasilik su manim. Taigi Saulius, toks kaip pavyzdys, Saulio šitą istoriją, kaip pavyzdys to, kokioj padėtyje kartais atsiduria mūsų širdis. Dievas supranta, kad mums nėra lengva, nėra paprasta gyventi šitoj žemėje. Jisai pats, sako, žmogaus kūne vaikščiojo ir buvo visai gundytas, bet nenusidėjo. Visą ištvėręs, tarsi pabuvo mūsų kailėje ir suprato, su kuo mums tenka susidurti. Kokiais pagundimais, su kokiais sunkumais, su kokiais skausmais, su velnio klasta, su jo pinklėmis, su melu, su apgaulėmis, įvairiausius suspaudimus, lygos, negalės ir visokie kitokie dalykai. Ir jis supranta, kaip yra sunku išlaikyti savo žvilgsnį ir savo širdį. Dieve, sunku. Ką šio pasaulio kunigaikštis stengiasi padaryti, tai kad tu turi šitoj žemėje, tau būtų brangiau už viską. Kad ne už ką tu to nepaleistum. Kad būtinai tuo rūpintumės. Ir kad taip ir nepakeltum akių į dangų. Nes jisai žino, kad kai tu pakelsi akis į dangų, pamatysi tėvą, kuris ištiesęs rankas laukia tavęs ir nori apkabinti, tu nebebūsi jo vergas. Tu nebedarysi tai, ko jis nori. Bet tu būsi šviesos vaikas. O šviesa šviečia tamsoj. Ir tamsa jos neužgožia. Aleliuja. 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 Ir štai mes esam čia, sėdėm šitoj vietoj, klausomės žodžio, gyvenam tikėdami Dievo pažadais ir juo. Ir mums gerai sekasi, arba nelabai. Visai būna, ne? Bet kai nesiseka, kai suspaudimas ateina, aš nežinau kaip jūs, bet aš kartais pavirstu į tą Saulių, beieškantį asilį. Ieškau. Kur mano ramybė, kur mano džiaugsmas, kur mano atsakymas, kur mano toks poreikis, kur mano anas poreikis, kur mano batai, kur mano nauja striukė, kur mano mašinai padangos ir visokių reikalų, visokių dalykų. Dievas sako, nebijok. Nebijok. Aš panorėjau tau duoti karalystę. Kur tu turėsi visą padangų angarą. Tu sakai, neturiu batų, ateik, turėsi ten visą batų parduotuvę. Tu sakai, neturiu džiaugsmo, ateik, prisijungsi prie angelų choro. Aliuja.
viską, ko tau reikia, aš turiu, aš tau duosiu. Ir kaip ir Jėzus Jono Evangelijoje 15 skyriui sako, be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Koks didžiausias pavojus yra krikščioniui, tai galvoti, kad galima gyventi krikščioniškai iš to, ką Dievas mums davė. Pavojus. Kad galima gyventi krikščioniškai iš to, ką Dievas mums davė. Žmonės, kurie nori išlošti loterijoje, kaip jie galvoja? Tai jeigu gausi aukso puodą, gyvensiu laimingai. O krikščionys, kurie galvoja, kad aukso puodas yra pas Dievą, yra tiesiog ateistai. Ne? Koks skirtumas? Ar tas puodas, ar tas? Ir žinot, esmė netgi ne karalystėje. Todėl, kad kai jaunesnysis sūnus paprašė tėvo atiduoti jam turtą, jis atidavė. Jis atidavė, išleido. Sūnus išėjo. Palaidai gyvendamas iššvaistė savo turtą. Ir va tas žodis palaidai. Mes iš karto galvojam, tai vyras ėjo pas svetimas, moteris pas svetimus vyrus, taip žinai. Ir vakar mes bendravom, meldėmės ir pagalvojau, o koks yra žodžio palaidas antonimas? Kas galėtų pasakyti? Surištas. Kaip dar? Surištas, tai dirbėm surištas. Nes šuo gali būti palaidas, ne? Tai reiškia, antonimas bus pririštas. O jeigu žmogus yra nesusituokęs, susaistytas. Ne? Susaistytas. Santuokos įžadais. Susaistymus. Iškia, susieti, nuo žodžio susieti, susijungti, būti sujungtam. Taigi sūnus sako, palaidai gyvendamas iššvaistė savo turtą. Ne todėl, kad to turto buvo mažai, bet todėl, kad jisai nutraukė savo saitus su Dievu. Taip. Nutraukė savo ryšį su tėvu. Ir čia buvo pagrindinis minusas. Ne karalystė ir ne aukso puodė yra esmė. Ne esmė, Dievui nesunku duoti mums dalykų, kurių mums trūksta. Esmė yra ta, 15 skyriui parašyta, sako, be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Nieko. Nei žaliuoti, nei žydėti, nei vaisiaus nešti. Galim tik suvartoti tai, ką turim, ir nudžiūti. Amen. Ir nudžiūti. Ir žinai ką? Yra daugybė žmonių šitam pasaulyje, kurie turi viską, ko akis geidžia. Kas tik naujausia kažkokia sukurta, jie jau turi. Ar tai padarė juos amžinus? Ne. Nepadarė. Tai kokia prasmė tada kaulinti iš Dievo visų šitų dalykų? Kokia prasmė tikėtis, kad pasikeitę aplinkybės, įgyti darbai, daiktai ar kažkas, tai padarys mus laimingesnius?
Jėzus sako, jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums duota. Ir dar viena eilutė, 16. Jisai sako, ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių. Kai einate pas Dievą melstis, ar girdėjot, ką nors klausiant, Dieve, ką tau duoti? Kai rašot poreikį, ar rašot ten, Dieve, ką tau atnešti? Ar meldžiatės taip, ko Dieve tu norėtum? Kaip mes meldžiamės? Dieve, duok man. Nes parašyta, prašyk ir jums bus duota. Ne? O čia velnias mus ir pagauna. O čia mūsų egoizmas, mūsų išdidumas ir pagauna. Nes 16 eilutės pabaiga taip pat užsibaigia, ko tik prašysite mano tėvo, mano vardu, jums jis duos. O galvoju, šiaip tėvas neduotų, bet dar ir Jėzaus vardą pasiimsiu, dabar tikrai duos. Žinot, jeigu yra šeimoje keli vaikai, mažiausiai 2, jeigu būna, tai vienas turi labiau prieimą prie mamos, kitas labiau prieimą prie tėvo. Ir nelygų, ko reikia paprašyti, vienas kitą pasiunčia. Ne, pažįstamas scenarijus. Tu eik pas mamą, tu geriau sutari. Tu eik pas tėtę, jis tave labiau myli. Ne? Taigi Jėzus mums tampa tokiu broliu. Aš su tėti nelabai sutariu, bet man labai reikia mašinos naujos. Jėzau, tu nueini. Bet dalykai taip eina per Mariją. Marija gailestingoji, tu supranti, kaip man blogai, kaip man sunku, tu supranti, kad aš į dangų negaliu įlipti ir taip toks purvinas, toks nevertas jaučiuosi, paprašyk ko nors pas Dievulį mūsų, kad jis mums duotų. Bet mes tokie patys. Žinot, apie ką kalba šitą eilutę? Prasideda nuo to, kad sako, ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau, kad eitumėte, duotumėte vaisių. Ir kad jūsų vaisius išliktų. Ir va šitoj vietoj turėtų pasikeisti programa. Turėtų pasikeisti mąstymas. O kokį vaisių tau turėčiau atnešti? Aš suprantu, Dieve, dėkoju tau, mes visi dėkojam už jo malonę. Mes dėkojam tau, Dieve, už atvertą kelią, už atidarytas duris, už suteiktą galimybę tapti tavo vaiku, būti tavo sūnumi, gyventi tavo karalystėje, gyventi tavo namuose, turėti tavo petį, turėti tavo pagalbą. Bet kokio vaisiaus tu nori? Ar mes paklausim? Nes tas pats tam pačiam laiške Efeziečiams, jeigu skaičius toliau, yra parašyta, sako, nes jūs išgelbėti malonę, ane, per tikėjimą, ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų, bet 10 eilutė parašyta, mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Taigi, mes negyvenam patys savo. Mes negyvenam dėl savęs. Dievas nėra dėl to, kad išspręstų mūsų problemas ir poreikius. Dievas ne tam atidarė duris. Ne tam leido tau pareiti. Ne tam tavęs laukia. Kad tu gyventum tam pačiam liūne ir bandytum jį papuošti blizgučiais. Penktadienį buvau pataisos namuose ir vienas naujas vyrukas atėjo, turbūt 30 metų dar sėdės. Ten yra tokia alio mama. Telefoniniai sukčiai, ne, kurie gyvena iš to ir tiksliau kiti gyvena iš to. Jis tik tai sroką tempia.
Jam kažkiek sumoka už tą sroką, kad jis tempia, bet... bet jis vis tiek sako, bet gerai pasijust karalium bent vieną dieną. Sakau, palauk, žmogau, atsibus. Tu lagerį. Koks skirtumas, ar toks televizorius, ar plazminis? Ar grindys betoninės, ar medinės? Ar ant langų užuolaidos, ar paklodė užkabinta? Koks skirtumas? Tu lagerį. Tu lagerį. Tu ne savo namuose. Net ne savo tėvo namuose. Švis kažkur. Ir galvoju, jeigu, kaip aš kažkada galvojau, atsidaro karmuškė ir įlenda tortas. Ir aš būsiu pat laimingiausias. Dieve. Bet Dievas sako, aš jūs išsirinkau, kad jūs eitumėte, neštumėte vaisių. Ir jūsų vaisius išliktų. 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 Taigi, kai eini melstis, kai tave prispaudė kažkas tai labai stipriai, kai įvarė tave į kampą skausmas, neviltis, problemos, galbūt pinigų stoka ar dar kažkas, tai tau nereikia sakyti, Dieve, duok man. Pasižiūrėk, kur esi. Pasižiūrėk, kur esi. Galbūt reikia taip, kaip Saulius sakyti savo tarnui, jau turbūt tėvas dėl manęs jaudinasi. Jau aš turbūt per toli nuklydau. Kad neberandu, kad nebėra aprūpinimo, nėra maitinimo, nėra maisto, nėra duonos. Viskas sudžiūvo. Paklydau. Sūnus Palaidūnas, pabuvęs prie kiaulių lovio, bandė prisivalgyti to jovalo ir to, sako, jam nieks nedavė. Tada susipratėjo ir tarė savo širdį. Kaip? Ką tarė? Kaip? Grįšiu pas tėvą. Kelsiuos ir grįšiu pas tėvą. Kelsiuos ir grįšiu pas... Kodėl? Todėl, kad namuose visko yra. Visko yra. Taigi, kai ateina bėda, kai ateina suspaudimas, kai ateina problema, kelsiuos ir eisiu pas tėvą. Ir būtinai dar eik su klausimu, ką tau atnešti. Ką tau, Tėve, atnešti? Ką tau atnešti? Žydai turėjo gerą įprotį. Saulius iškart suprato. Ir matyt, tėvai buvo išmokyti. Ką atnešime? Ką jam duosim? Kokio vaisiaus, Tėve, tu lauki? Aš žinot, kad Dievo nusibodo mūsų prašymai, kaulinimai, prašymai. Sako, kada tu pradėsi gyventi kaip karaliaus vaikas? Kada aš iškratysiu iš tavęs tą paprašaiką, tą ubagą, tą amžiną ištiestą ranką? Kada tu suprasi, kad tas, kurį įdėjau į tavo vidų, yra karalių karalius ir viešpačių viešpats. Ir aš tau daviau savo prigimtį. Aš pavadinau tave savo sūnum, savo dukra. Tu nesi šalikeliai. Tu esi mano vaikas, karalius, princesė, mano karalienė. Eik ir viešpatau, eik ir gyvenk, kaip verta mano vardo. Būk šviesa, būk druska šitam pasauliui, šitoj žemėj. Gyvenk, taip kaip mano sūnus paliko pavyzdį. Gyvenk, kaip Jėzus, kuris esybė būdamas Dievas, ane? Apiplėšė save ir tapo tarnu. Tarnu, kokiu tarnu? Va tuo tarnu, kuris sako, eikim pas tėvą, eikim pas pranašą, eikim, gal jis parodys tau kelią. Nes kitaip paklysi, kitaip pražūsi. Eikim pas tėvą. Aš žinau kelią, galiu tau parodyti.
Galiu parodyti, kad aš pats jo praėjau. Jis yra realus, jisai gyvas ir jis yra tikras. Aleliuja. Kokio, tėve, vaisiaus tu nori? Ir šitas klausimas yra paskutinių dienų klausimas. Mes pasninkavom ir meldėmės, sakau, Dieve, ko tu nori? Ko tu nori, kad aš tau atneščiau? Ko? Ir tai yra malonė. Tai yra malonė tau užduoti Dievui šitą klausimą. Žinot kodėl? Todėl, kad kai tik tu pradėsi mąstyti šitą linkme, kai tu tik pradėsi ieškoti Dievo valios, raštas sako, niekas netarnauja armijai už savo pinigus. Todėl, kad, kaip ir Jėzus ir sako, ko tik prašysite, Tėvas duos. Tėvas paprašys tavęs, atvaryk man naują traktorių Belarus. Sakysi, tėve, aš neturiu traktoriaus Belarus. Neteisingas atsakymas. Tėve, duok man traktorių gamyklą. Aleliuja! Leis man pastatyti traktorių gamyklą. Dievas sakys, prašau. Ten meistrai, ten tas, statyk. Ir Remis atvaro traktorių Belarus naują. Pačių įvairiausių vaisių. Aš vis taip bijau, gal Dievas sakytų, atvesk man Alytaus pataisos namus. Gerai, Dieve. Gerai. Aš nežinau, iš ko gyvensiu, nežinau, kaip ten bus, nežinau, kas man algą už tai mokės, bet Dieve, jei tu to nori, aš tai padarysiu. Kodėl? Todėl, kad jis pažadėjo, niekada tavęs nepaliksiu ir nepaleisiu. Aš aprūpinsiu tave. Jei tu vaikščiosi mano keliais, ieškosi mano valios, jeigu tu rūpinsies, kaip atnešti man vaisių, aš aprūpinsiu tave viskuo. Viskuo. O jeigu gyvensi kaip sūnus, nesusaistė savęs su tėvu, ir tai, ką gavai, labai greitai baigsis. Kaip ten sako? Kuris daug turi, tam bus duota. O kuris mažai turi, sako, bus paimta tai, ką jis turi. Dievas kviečia tave į santykį. Svarbiausias dalykas, kad jis nori turėti bendravimą su tavimi. Jis nori, kad ta amžinybė, ta gyvybė tikėtų tau širdį. Jinai niekada nesibaigia, jinai niekada neišsenka. Tik pasilik. Jėzus sako, aš esu vynmedis, mano tėvas vynininkas. Kiekvieną šakelę manyje neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną šakelę nešančią vaisių apvalo, kad jį duotų dar daugiau vaisiaus. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kur jums kalbėjau. Pasilikite manyje ir aš jumyse. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs. Dievas sako, aš ir nenoriu, kad tu duotum vaisių pati iš savęs. Pats iš savęs kažką išspaustum. Nereikia man to. Prisijung prie manęs, kad gyvybės syvai tekėtų per tave, per tavo širdį, per tavo gyvenimą ir tie vaisiai užaugs. Valgysi tu, tavo namai ir visa karalystė. Nes Dievas tai panorėjo. Nebijok, mažoji kaimenė. Dievas panorėjo dovanoti tau karalystę. Taigi, kai eisite sekantį kartą į maldą, ko prašysite? Ko prašysite? Ko klausė Dievo, kai eisi melstis? Ką tau Dieve galiu duoti? Kokio vaisiaus tu norėtum? Kokio vaisiaus iš manęs norėtum? Kokio? Pasimelsk. Halleluja. Taigi turim Tėvą danguj. Amen. Ačiū viešpačiui, ačiū Nerijau, kad atnešė žodį nuo viešpaties.
Būk palaimintas dangaus palaiminimu. Viso žodžio iškilo rašto vieta, tokia visa panikuojanti, ką viešpats kalbėjo per Nerijų. Ieškokite Dievo karalystės visų pirma, o visa kita bus pridėta. Amen. Amen. Ir iš tikrųjų šitą rašto vietą jūs girdite turbūt kiekvienam tarnavime, ne? Ir šiandien Dievas dar kartą tai parodė iš kitos pusės. Todėl mes ieškosime Dievo karalystės visų pirma. Amen. 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 O ieškoti Dievo karalystės, ką tai reiškia? Tai reiškia, viešpatie, ką aš galiu tą padaryti, kur aš galiu patarnauti, kur aš galiu padėti, kur aš reikalingas tavo karalystės atstatymą, kur varžytis tame, kur aš galiu. Amen. Ir dar viena rašto vieta iškilo. Dievas aprūpina savo tarnus. Amen. Nepaprašaikas, ar ne? Tarnus aprūpina viešpats. Amen. Halleluja, šlovė tau viešpatį. Aš noriu dar daugiau atsiduoti viešpačiui. Amen. Tu nori atsiduoti viešpačiui. Amen. Amen. Dievas didis, jis vertas visos šlovės ir jis kol kas dar viešpats. Ar ne? Jis kol kas dar viešpats. Todėl mes nebūsime aukštesni už jį, mes esame jo tarnai atsiųsti į šitą žemę, kad atstatyti jo karalystės. Amen. Amen. Mūsų tikslas pasišvęsti jo karalystės atstatymą, o jis aprūpina savo tarnus. Amen. Kitas dar sako, jeigu eina karys į karą, argi neaprūpins jo amuniciją ir maistu. Visko armija yra visa aprūpinta. Amen. Jie patys neužsipirka, jiems duoda maistą, jiems duoda rūbą, taip. Todėl ir mes viešpatie, aš tikiu šitokiu Dievu. Amen. Aš tikiu tokiu Dievu. Taigi mes iš tiesų esame Dievo pašaukti asmeniškai, kiekvienas. Ir norėjau paklausti naujų brolių, kurie atvažiavo į centrą, jūs nenorite atiduoti širdies Jėzui ir sekti juo? Mes visi jau atidavėm jam širdis. Ir išpažinom jį savo viešpačiu, kaip Dievo žodis sako, jeigu jūs savo širdimi tikėsite, kad Jėzus Kristus buvo paukotas dėl jūsų, kad jis buvo prikaltas prie kryžių dėl jūsų, širdimi tikėsite ir taip įgysite teisumą, lūpom išpažinsite ir taip įgysite išgelbėjimą. Pirmiausia reikalingas išgelbėjimas koks? Patikėti Jėzumi Kristumi kaip savo viešpačiu, savo lūpom išpažinti jį savo viešpačiu, tai tu būsi išgelbėtas parašyta. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas, lūpomis išpažįstama ir taip įgyjamas išgelbėjimas. Juk raštas sako, nei vienas, kuris tiki, neliks sugėdintas. Todėl, jeigu jūs norit pasimelsti tokią maldą, aš kviečiu jūs į priekį, ateikite, jei norite atiduoti savo širdį Jėzui. Nes tik jis pakeis jūsų gyvenimą. Tik jis atėjęs į jūsų širdis savo jėga, suteiks jums stiprybę ir jėgą eiti tiesos ir šviesos keliu. Nes tik jis yra mūsų išlaisvintojas, tik jis yra mūsų gydytojas, tik jis yra mūsų amžinybė, tik jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas, viešpats Jėzus Kristus.